dar vieni metai praėjo mūsų draugystės. Ir aš iš tikrųjų kartais jaučiu, kad tas mūsų bendravimas labai prasmingas ir reikšmingas, nes kitaip aš nelabai įsivaizduoju, kaip mes vieni kitus ir pasiektumėm iš to atstumo, kurį dabar likimas taip nubloškė. Aš jau įsivaizduoju, kad moteris jau yra suplanavę vakarienių meniu, kad jau dovanėlės supakuotos, kad laukiam kaip visada gražių kalėdų ir tikimės visai dar geresnių naujų metų. Bet šią progą tikrai labai noriu padėkoti už tą ryšį, kuris buvo per visus šitos metus. Daugelis tie, kurie su manim draugaujat, labai jaudinatės dėl Ukrainos, kaip ir mes taip pat labai jaudinatės dėl to, ką gali, ko negali padaryti, ko padarė ir ko nepadarė vakarai. Bet šiuo atveju vis tiek įsivaizduokim situaciją, kuri galėjo būti, kai Putinas užpuolė Ukrainą ir buvo per plauką, kad Ukraina galbūt kris. Ir kaip šiandien mes sutiktumėm tuos naujus metus ir švęstumėm Kalėdas. Turbūt daug blogiau negu dabar. Tai todėl palyginus, kiek jau yra padaryta, kiek jau yra nuveikta, kiek ukrainiečiai iškentėjo ir kokią kainą sumokėjo už tai, kad dabar Putinas sustojo ten, kur sustojo, tai va su ta viltim, kad galim, kad sugebėsim, kad toliau tęsim, kad nepavargsim tęsti šitą darbą, palaikymą, kiekvieną savo vietoj, kur dirbam. Va su šita viltim aš ir linkiu jum gražių Kalėdų ir tikrai taikių, svarbiausia taikių kitų metų, kad dar po metų mes galėtumėm visus vieni kitus pasveikinti su dar rimtesnėmis pergalėmis tuose frontuose, kuriuose mes visi bandom dirbti. Taigi visiems sveikatos, taikos ir gražių Kalėdų.